Tokvilos žygiai prasidėjo prieš metus vieno iš darbuotojų iniciatyva. Prie pietų stalo su kolegomis bendravome ir paminėdavom, kad vis žygiuodavo ir tų klausimų vis daugiau atsirasdavo ir taip sugalvojome įmonės surinkti komandą ir sudalyvauti pirmame žygyje, kuris įvyko lygiai prieš metus laiko. Surinkę nemažą kompaniją pražygiavome ir taip iki šios dienos turime viso 13 žygių. Tai startavo ganėtinai paprastai, lengvai ir man turbūt labiausiai patiko, kad tai buvo darbuotojų iniciatyva. Bendrai su kolegomis žygiuodami aptarėme įvairiausius dalykus, kurie nesusiję su darbu ir galime atitrūkti nuo darbinės rutinos. Mūsų žygiavimas yra dėl laisvalaikio, dėl gero praleidimo būdo. Prisiminėme, kad yra žmonių, kurie neturi tos galimybės ar turi mobilumo problemų. Tai paskatino norą įgalinti mūsų žingsnius ir padaryti kažką gero. Šitas bendras žygis, kurį mes čia turime, ir yra ta prasminga idėja paremti tuos, kam su mobilumu šiek tiek sunkiau. Ir manau, tai irgi yra tokia testinė platforma, pirmasis mūsų žygis ir labai tikiu, kad ne paskutinis. Surinkus šią žmonių grupę, paversti jų nueitus kilometrus į tam tikrą socialinę paramą mūsų partneriams ir prie šio renginio prisidėjusiems organizacijoms. Šiandien esame puikiame renginyje, kuriame skatiname mobilumą. Šiuo metu siekiame pagelbėti mūsų draugams socialiniam taksi. Tampant dar mobilesniais, mobilumas yra vienas iš mūsų prioritetų, toksai koks prioritetas yra Toyotos. Džiaugiamės galėdami dalyvauti kaip Parateam komandos nariai, suodami savo paralimpinį sportą atėjusiems žmonėmis, o žmonės žinodami daugiau, patirdami daugiau, gali plėsti savo žinias, plėsti visų kitų ribas. Start your impossible. Šiandien iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad galim dalyvauti jūsų šventėje, bendražygyje. Ši proga mums tikrai kaip nevyriausybinė organizacija yra labai stipri ir labai svarbi. Labai džiaugiamės, kaip sakiau, kad galim būti čia kartu su jumis žygiuoti, o dar labiau esam laimingi, kad jūsų sprendimu visi mūsų praeiti kilometrai taps labai svarbia ir svaria parama mums. Tai tie kilometrai taps vikšrinių laiptų kopikliu, kurių mes iš tikrųjų per metus galime padėti daugiau negu 400 žmonių Lietuvoje. Tie žmonės dažniausiai negali be kopiklio pagalbos išeiti iš savo namų, negali nuvykti į būtiniausias sveikatos, kultūros, švietimo įstaigas ir būtent šita technika negalią turinčių asmenų tą ir užtikrina, kad kelionės ir jų mobilumas taptų orus ir be jokių sunkumų. Tai ačiū.